Šiandieną mes turėsim išgyventi. Mes turime tik vieną atsuktuvą ir vieną gėrimų buteliuką. Jeigu ne nuodu, tai gėrimų reiškia. Aš nežinau iš tikrųjų. Tai štai, dar buteliukas. Tai ir mes turime kažkur apsistoti. At nežinau kur. Štai, mes einam į vienintelį namą, kuris, man rodos, dar neapsigyvenintas. Taigi, mes jau einam. Tas namas, kaip matote, labai gražus. Man rodos, net restauruotas. Taigi, pasižiūrim, kieno šis namas. Asteriksas ir Obeliksas. Šitas blogiukas nelabai moka rašyti ir tikrai nemanau, kad baisus. Taigi, įdomu, čia ar nieks negyvena. Reikia pasižiūrėti, gal man čia visai tiktų. Tai va. Kas tu to? Aš atvykėlis ieškau namų. Kaip? Aš gerai išeinu, jeigu tau trukdau, einu į kitą namą. Tu geriau, aš atsiprašau. Einam pažiūrėti, čia dar durys yra. Taigi. Kas toks? Kas tu esi? Aš bijau tavęs. Tu atvykai pas Asteriksą ir Obeliksą. A ne? O kiek tau metų? Nesakysiu. Kodėl? Nes tu mirsi. Gerai, atsiprašau, aš tave išjungsiu, gerai? Aš čia mygtukas. Nėra mygtukų, ką darysi, einam toliau. Taigi, šiandien mums nepasisekė rasti namo ir tai su jumis buvau aš. Ir šiandien su jumis buvau aš, Matka. Labą dieną. Ir ieškosim namo toliau. Nežinau, kiek bus serijų, bet jas tikrai dažnai nelabai kels. Taigi, viso gero.